vykdavo komiteto tarimas, buvo būti 6. Jis ir paliko. Šitie vyrukai, jie nesako, ką reikės padaryti. Jie žino, ką jie turi šitoje aikštėje viską padaryti. Ir pasiruošimas buvo, viskas ėjo 100% jėgos ir greičių. Viskas buvo artima varžybų sąlygom. Ir mes matėm, ką mes matėm. Ypač buvo ryšku paskutinėse rungtynėse su Prancūzija, kada prancūzai tikrą to žodžio prasme, kultūringai kalbant lietuviškai, pavargo. Mes sakom, nusėdo, žinot, yra terminas. Kadangi iš pradžių tikrai baisiai atrodė. Tai yra puikiai komanda, kuri pirmą dieną paguldė ant menčių pasaulio čempionus ispanus. O mūsų vyrai ištisas 5 rungtynės žaidė tame pačiame tempe, tame pačiame lygyje. Skaitau, kad tikrai tai rodo gerą jų pasiruošimą. Čia stebuklų nebūna. 21 amžiuje stebuklų nebebūna. Gal buvo 18, 17, bet 21 nėra. Yra taip, kaip tu dirbai, taip tave ir atlygina likimas. Nu, dabar galim galvoti, kas mūsų laukia. Aš sakyčiau, man asmeniškai kalbant, mums čia pasisekė. Nu, ne taip pasisekė, iškovojomės, kad mums tai būtų. Mes užėm 1 vietą, bet ten taip susidėjo, kad lyg ir turim žaisti su Puerto Rico. Puerto Rico tikrai puikiai komanda. Pietų Amerikos, ten ir žinom, kokie žaidėjai žaidžia. Ir gavosi taip, kad su Kinija. Nu, galima abejoti, reiškia, būti reikia atsargiam, nereikia būti užtikrintam, turi paremti savo pasitikėjimą, kaip sakant, gerą strategiją, gerai paruoštų planų. Tai čia mūsų vyrukų antra komanda buvo nuvažiavusi į Kiniją, kurie aplošė jos. Nu, ten gal trūko vieno kito. Bet tai dar paėmus, kas ten buvo nuvažiavęs, ten buvo tik vienas Aitutavičius, kuris tik tai buvo paimtas čia pažiūrėti, ar jis tiks ar ne. O čia yra visai kita kompanija. Taip kad, nu, nežinau, pralošiau daug pinigų, jeigu pastatyčiau už Kiniją. Taip, kad turėtų mūsų vyrai laimėti ir patekti į sekantį etapą. Ten sekančiam etapė, pagal mano skaičiavimus, lyg ir turėtų laukti Argentina. Nu, Argentina ką? Kodėl jos neploštas Argentinas? Teisingai. Ir tada, jeigu jau dar aukščiau būtumėm pasaulio lyte, tai būtų fantastika. Tai rezultatas, kurio dar mūsų Lietuvos rinktinė pasaulio čempionate nebuvo atsiekus niekada. Nu, daleiskim, kad ir praloštum tą Argentiną. Bet tai ir tada galima dar kautis dėl 5 vietos. Tai yra labai puikia aukšta vieta. Taip pat mes jos dar neturėjom tokios. Taip, kad perspektyvos yra optimistinės. Ir reikia tikėti.